mano sūnui pūlinėja ant kūno votys, kur aš irgi kažkaip galvojau tuo metu, nu, votys, tai vaikystėje esu turėjus, gal B grupės vitaminų trūksta, net ten, kai būdavo mėlėm maitina, kad tėvai. Nu ir ką, ir tokiu atveju pradėjau kažkaip ieškoti, net neieškoti, gal literatūros labiau atsitraukdama nuo tos medicinos, kad toks momentas atsirado, kad aš jau jauna turiu pradėti ieškoti pagalbos savo tam vaikui. O vyras, kadangi irgi turėjau tą auksinį stafilokoką, nes lygiai taip pat buvo ant kojų tos votys, dabar tik prisimenu anksčiau, tai man per greit viskas vyko. Ir kai jisai susirgo to žaibiniu meningokoku, tai suvedimas buvo tame, kad imuninė sistema buvo visiškai nusilpusi, būtent gelbėti jo tą organizmą nuo tos stafilokoko, žodžiu, užpuolė ir visiškai sunaikino per parą laiko žmogų. Jam tuo metu buvo 36 metų. Na ką, ir tada smūgis toks, tai žinokit, kai ruošiausi šiai paskaitai, yra paskaitų įvairiom temom, bet šitą parinko mastą, kai siela pavargsta ir apie depresiją, kai žmogus tame susirga. Tai aš tik ruošdamas iš tai paskaitai supratau, kad ir aš ją turėjau. Tai aš ką norėjau pasakyti, kad dažnai tas, kuris žmogus gauna tam tikrus smūginius tokius išgyvenimus, jis net nesupranta, kad jau yra pirminė ta būsena, kuomet tu pradedi užsigaubti. O tas užsigaubimas nuo žmonių, tas toksai liūdesys ir vis dėl toksai, kaip pasakyti, tu gavai traumą tokią psichologinę, kuri ir kūnas atliepia. Jis atliepia per tam tikrą dalyką. Ir būna, kad energijos nebeturi, nes jau tave praktiškai net nežinau, kur jinai suryjama yra. Bet jau nesinori nei stoti, nei maisto gaminti, nesinori eiti su vaikais į kiemą. Ir žinot, kas yra baisiausia, kada ta būsena tau iš vienos pusės ir patinka. Taip. Bet tas yra baisiausiai. Tu būni tame tokioj melancholinėje, tokiam rūke, kada supranti, kad, žinot, kaip yra, gal toksai, kai sakyčiau, transo būsena, kurioje tu nesupranti realybės. Tau skambina, tu gali atsiliepti, gali nesiliepti. Pateisinimas yra tame, kad aš kai tapau našle, tai buvo tai, kad visi suprato, kad man reikia laiko. Bet aš tame laike skendau. Ir pasakysiu, kas mane labiausiai ištraukė tame, kad aš pasidariau tokia žvėriška savo vaikam. Mano toksai buvo pyktis ant savęs pačios, kad tokia esu. Tie mažiukai vaikai nemato vaikų, nemato kiemų. Tu esi viena, aš tada gyvenau Klaipėdoje, artimų žmonių nėra. Mano tuomet likę Marijampolė artimieji, močiutė čia kaime. Ir aš tai matau, kad sėdžiu ir tie vaikai aplink mane, jie turi kažkaip prisitaikyti prie tos mano būsenos, bet jau žiūrėjau, eina vienas mėnesis, antras. Tik tais tas ištraukimas buvo to mano vaiko vis dėlto ta pati liga, tas auksinis stafilokokas. Ir aš atsimenu, atvažiavau į kaimą, pas močiutę vasarą praleisti. Mano dukrai tada buvo 10 dienų, kai vyras mirė, tai dar man pačiai ir po gimdyviniai tie visi reikalai. Aš tiesiog atvežiau į kaimą, palikau tą vežimą ir sakau, jūs vežiaukit tuos mano abu vaikus, tai senelis ir močiutė jie. Bet žinokit, mane matydavau, tai įsišypsona visi. Aš kažkaip į lauką sugebėdavau išeiti su nuotaika, kad neužkraut kitam žmogui savęs. Mane galbūt slėgė, žinau dar kas, tas gailestis. Atrodo, vargšiai. Tai dabar ką darysiu? Ir tas toksai, kai tu girdė aplink tave sukančias tą kalbą, dar labiau tave atrodo, tai tu paimk man ir padėk. Atvažiuok, padaryk valgyti tam vaikui, įsivestų jį į kiemą, tos tokios realios pagalbos aš kažkaip niekada nejaučiu, kaip tik to tokios užuojautos amžinos. Tu galvoju, kiek galima su to užuojautą gyventi, man reikia realių rankų dar dviejų. Ir tas mano vaikas, jisai būdavo pastebėdavo, kad jisai susirga tada, kada pradeda stresuoti, tada išlenda tos visos votys ir tada, kada praeina kelios dienos ir jos dingsta. Ir man niekaip nebuvo su daktarė patogu paimti pasėlį, kad įsiaiškinti, kas tai yra, nes dar nebuvo nustatytas auksinis stafilokokas. Ir jinai sako, čia negali būti, vis numesdavau tai gal antibiotikais gydysim. Ir kai aš atvažiavau vasarą pas močiutę praleisti po tų laidotuvių laiko, tai aš gydytoja padarius tą pasėlį jau Klaipėdoje, jinai man skambina, sako, važiuok į Pilviškius, į vaistinę, pasimsi tam tikrų vaistų, jau jinai rašė, skambino, kad aš galėčiau pasimti receptų, kad jam antibiotikų išrašyti tam tikros rūšies. Sugėrė tos antibiotikus, kadangi vyras mirė nuo žaibinės meningokoko infekcijos, mes visa šeima turėjom sugerti antibiotikus, prie manęs bijojo prieiti žmonės, nes galvoju, kad tai yra
užkrečiama, iš to nežinojimo buvo toks ratas aplink mane, žinot, apibrauktas, kada niekas nesupranta nuo ko, bet visi bijo tos staigios mirties, nes čia eini, čia neini. Tai aš žinokit, tik dabar supratau, kad man buvo ta depresija, bet jinai gal buvo tokia, nežinau, aš galbūt, sakau, gal nesuvokiau dar tuo metu. Ir jau man norėjau padėti mano sesiai. Jinai tuo metu laukėsi vaiko, negalėjau nei laidotuvėse dalyvauti, nes buvo 7 mėnesį neščia, jinai gyveno Londone ir negalėjau skristi. Jinai turėjo draugę, vaistininkę, kuri sako, jai reikia padėti ir sako, jinai neklausys nieko išskyrus medikų, nes aš buvau tokia, aš maniau, kad kiekvienas žmogus turim savo specialybę ir aš klausysiu to, kuris išmano sveikatą. Ir jinai atsiuntė man tą savo draugę vaistininkę, kad jinai man atneštų tokių natūralių maistinių papildų, kad galėtų mano imuninę sistemą kažkiek pakelti, net ne man, o vaikui pirmiausiai. Tu tai sako, pasivysi, bet gelbsim tą berniuką. Bet kadangi aš maitinau tą savo mergaitę, dar jinai lėliukas, tai galvoju, ir jai reikia, tai per mane kažkaip gaus. Tai tolimesnis mano tas kilimas vyksta tada, kada atsiranda pas mane jėgos kūnui stotis, atsiranda energijos. Ir tada aš suprantu, ką reiškia, kai žmogus tiesiog iš bado gali save alinti ir energijos neturėti, arba po tokio stresinio smūgio, kuomet energiją visiškai reikia atkelti iš pašaknų, bet visgi mes esam kūnai ir kol negaus maistinių medžiagų to įėjimo, nes jo deficitas visas išnaudotas per tą stresą, tai kol neprisipildys mūsų organizmas maistinių medžiagų, tol mes ir nepakilsim iš to rūko, iš tos lovos. Tai jau čia šneku be skaidrių, ne? Bet iš tikrųjų, kodėl mes apie tai nežinom. Mane pradėjau tas nervuot, kad aš labai pasitikėdama gydytojas, tikėjausi to, žinot, ateinu klausti ir atsakymą gaunu. O čia pasirodo, kad tu turėtum sveikatą, tu turi pats suprasti ir pats savo padėti. Gydytojas, be abejo, aš paskui galvoju, kodėl aš taip naiviai ir galvoju, gydytojas jisai mokinasi išmanyti ligą ir su farmacija susijungęs pritaikyti man vaistus tai ligai gydyti. Bet aš nenoriu daryti kitos ligos ir ką man tada daryti, tai yra mano saviugda. Ar tu jaunesnis pradėsi, ar vyresnis pradėsi, tai priklauso nuo to, kada tu prarasi jau ją. Praktiškai, kol einam, tol niekada negalvojam, kad to reikia. Tai tada jau neskirk laiko nei traškučiam, nei Coca-Colam. Namuose nes reikia, žinokit, grįšim prie žemės, anksčiau ir vėliau, nes taigi tai, kas ta depresija, ne? Kodėl, tarkim, anksčiau apie ją niekas nežinojo, bet jinai visais laikais nebuvo kaip liga tokia. Buvo kitų vardų. Buvo kitų vardų. Tas pas kaip nebuvo vėžio, buvo gumbai, vadinami anksčiau. O depresija buvo nervai, paprasčiausiai sakydavo nervai. Bet visą laiką buvo nuovargis, moterys turėjo atsakomybių daug, stresas, juk visa tai. Tai depresija, taip jeigu apibūdinant, tai jinai rimtas nuotaikos sutrikimas, paveikianti žmogaus emocijas, elgesį, fizinę būklę ir kasdienį funkcionavimą. Tiesiog per visur. Tave apima ir jautiesi egzistuojantis. Dažni simptomai, tai beviltiškumo jausmas, liūdesys, energijos stoka, nuovargis, miego apetito pokyčiai, sumažėjęs domėjimasis veikla ir sunkumai susikaupti kaltės jausmas. Save kaltini dėl to, kad nesugebė, o energijos nėra niekam stotis. Iš kur jinai atsiranda? Tai žinokit, genetinis veiksnys yra 30 ir 40%. Jeigu yra polinkis mamos, močiutės, tai lemia 30-40%. Tai jau žinant tai, mes galim užbėgti įvykiam už akių ir bėgti nuo tos situacijos. Neleisti savo giliai pasivirti toj melancholijoje, tame rūke, kai aš sakau, nes jau duoda ir genetinis toks spaudimas. Tuomet yra biologiniai veiksniai, tai yra būtent serotonino ir dopamino disbalansas. Tai yra nuotaikos hormonai, kurie gaminasi žarnyne. Nuo ko priklauso? Jeigu sveikas pilvas, sveikos ir smegenys. Tikrai skaičiai. Tuomet yra psichologiniai veiksniai, tai yra traumos, vaikystės, patirtys, stresas, kas ką patyrė, tai irgi išlenda per kažkokį tai laiką, atmintis yra ir kūnas jisai visgi kažkaip tai iškelia tai viršų. Kaip mes į tai reaguosim, kaip susitvarkysim, yra jau sąmoningas mūsų ėjimas. Tuomet yra socialiniai veiksniai, vienatvė, netektys ir skurdas, žmogų irgi įvaro depresiją. Ir fiziologiniai veiksniai, tai yra hormonų disbalansas, mitybos trūkumai, vitamino ypatingai D, B, omegos ir gerųjų žarnyno bakterijų bei skaidulų trūkumas.
Tuomet, kada žarnynas negauna savo to viso drevės, kaip sakant, nei daugintis gerosiom bakterijom, tai vat mus valdo tas, kas jau tenais ir yra. Nes dabar sąsaja žarnyno ir smegenų, tai šiuolaikinės knygos jau labai apie tai rašo ir jau galima paskaityti labai plačiai, kad antrosios smegenys yra mūsų žarnynas. Tai gerai, tai nuo ko pradėti savo padėti, ar nežinau, kad kažkaip jaučiamės liūdnai, jaučiamės, kad jau tos energijos nėra, jaučiamės, kad jau nenorim nieko, apatija įsijungus, tai pirmiausia vis dėlto yra pilnavertės mitybos ieškojimas. Kai susitvarkysim savo mitybą, bent jau nenuodysim. Jau jeigu nesugebam susigaudyti, tai atsisakykime visokių padažų, kurie nuskandina tą maistą į tų keptų, galbūt patroškinti labiau. Žiūrim, kas lengviau virškintųsi. O jeigu matom, kad nuo pilvo priklauso mūsų smegenų veikla, tai neapkraukim to žarnyno, nes viską apsunkinsim. Tuomet, kai atsiras teisinga mityba, atsiras energijos judėti. Tai išeisim į lauką. 20 minučių bent kiekvieną dieną leisti savo pavaikščioti, tai vėlgi atsiranda širdies ritmas didesnis, kraujotaka, ilgamžiškumui labai gerai vaikščiojimas. Ir kai mes išeisim į lauką pajudėti, atsiras ir mūsų vakarinis poilsis. Iki 10 valandos užmigti yra geriausia. Į gilesnį miegą įbrisim, į tą tokį atsigavimo, nes, žinot, miegant atsistatom, tai toks įsijungia kaip restartas, kaip ir tos kompiuterius ištraukiam, ne, kad veiktų geriau, tai taip ir mes nakčiai turim kitai dienai susikaupti, paimti tam jėgos gyventi. Ir tuomet, žinot, dar kas padeda. Meditacijos, visokie menai, piešimai, mezgimai, toksai, kur savo tą gali kažkokį tai kūrinį iš to sukurti, kur tą mintį savo gali įleisti. Bendravimas, bendruomeniai, bendros ėjimai, ar tai maisto gaminimas kartu. Labai žmogui tikrai padeda tas bendras būtent tas buvimas su žmonėm. Tai kai aš gavau tų maistinių medžiagų, kaip jau sakau, kad gavau tokį natūralių, būtent iš gamtos, tokį, nesintetiniai tie papildai ir vitaminai, jau čia vaistinė, tai iš vis uždėjau kryžius, kad jau jeigu jau neištraukimus, tai ir neištrauks. Tada atsirado tas judėjimas, noras išeiti į kiemą, į lauką. Atsirado energijos, kur tu pradėjai langus valyti, matyti, to šviesos labiau norėjosi. Jau norėjosi ir žmonės kviesti svečius išeiti. Žodžiu, žinot, nuo mitybos prasidėjo tai, kad kūnas pradėjo tave vesti į lauką, nors mintis dar atsiliko. Jinai iš paskos ėjo, stebėjo, vis galvojau, kas čia gali būti, bet atgal gale susipatapatino tiek minties, tiek kūno, aš supratau, kad aš esu dar gyva ir aš gyvensiu ir tie vaikai mane turi matyti sveiką. Ir tuomet, sakau, ir tas poilsis atsirado kokybiškas, tada vėlgi tas rytas visai kitas atsikelti ir, žodžiu, aš įėjau į bendruomenę žmonių, kur man ir tą informaciją tokią suteikė aiškiai apie tą kūną ir radom prasmingų tokių minčių ir dalintis apie tai. Žodžiu, išėjau į žmonės, į bendruomenę ir gavau tokią pilnavertišką sveikatą. Tai ta mitybos svarba, žiūrėkit, yra, tu esi tai, ką virškini, o ne tai, ką valgai. Ką virškina jūsų žarnynas, tas ir yra. Daug dalykų būna, kad nepraeina nei rūgštis mūsų skrandžio paveikta, dažniausiai žmonės nurūgština, nors jinai yra užšarminta jau prieš tai, neskiria tais vaistais, amoprozoliais, jau tiek prisidirbę, kad aš galiu pasakyti, mano tėvukas, jisai buvo, žinot, kaip yra, žmogus įsivaizduoja, kad savim rūpinasi tada, kada geria vaistus. Ir man kažkoks keistas yra toksai senyvo amžiaus žmonių supratimas, nes pas mano močiutę lygiai tas pats yra, žiūri laikrodį, 12 reikia vaistus išgerti, toks vaizdas, kad aš savim rūpinuosi. Priešingybė tokia atrodo. Bet tai neišvengiama, kartais žinokit būna. Aš suprantu, kad taip yra, bet galvoju, o mitybos nesupranta dar, bet vaistą išgert laiku, tai jau, nes reikia prisiduoti gydytojui. Toks kažkoksai yra, nes numetimas nuo savęs, bet kad daktarai parodė tą lapelį, tai jau yra, aš atlikau namų darbus, ne? Toks išsamiau galbūt žmogus niekada nebuvo mokinami, nėra ko pykti. Niekada nebuvo mokinami, ką mes norim patys. Mes darėm tas, kas buvo užduotyje. Tas po mokyklos į darbus pagal užduotį, tvarkaraščiai pagal tai. Dabar laukiu užduoties, nes nemoki gyventi, pasirinkti mokyklą ne to, ko reikia. Taip, bet tai mes esam tokia Lietuva, tokioj terpėj, kad, iš tikrųjų, žinokit, kaip pasakyti, suprantam ir tas gąsdinimas iš šono, net tų sienų mūsų tokių baisių, viskas susideda iš to ir mes toje baimėje nesupratime, bet reikia ir mokėti save pagauti, mylėti ir už save kovoti, ir už mintį savo, ir žodžiu, mes esam žmonės vieną kartą gyvenantys ir turim išnaudoti visas galimybės iki galo.
Taigi žinokit, taip yra. Mūsų organizmą sudaro apie 73 milijardai ląstelių. Širdis yra iš ląstelių, kraujotaka yra iš ląstelių, akys, viskas mūsų iš ląstelių, kurios minta grynu oru, vandeniu ir svarbiausia maistinių medžiagų, tai yra angliavandeniai, negerieji riebalai. Žinau, kad mes ne kotletai plaukia kraujyje, bet tai, ką mes suvalgom, kažkaip tai pasiskirsto vitaminų pagalba ir mūsų audiniai, mūsų ląstelės minta maistiniai medžiagom. Žinom, daržovės ar ne, žalias maistas turi daugiausia vitaminų ir mūsų tas organizmas jisai išplešia ir funkcionuoja būtent maistiniai medžiagom. Tai dabar žiūrėkit, žarnyno ir smegenų sąsaja. Tai žarnynas vadinamas antrąja smegenų sistema, jame yra daugiau kaip 100 milijonų nervinių ląstelių žarnyne. Ar žinot, kad yra žarnyno infarktas? Žinau. Aha. Nežinau. Todėl, kad tenais yra va tiek, kad nervinių ląstelių, jūs galite tiesiog lygiai taip pat kaip kraujotaka, tenais suspazmuoti, įvykti infarktas ir žmogus staigiai miršta. Per klajoklį nervą žarnynas tiesiogiai bendrauja su smegenimis. Mes turim klajoklį nervą. Net 90% serotonino gaminasi žarnyne. Tai yra nuotaikos, geros hormonas. Jei žarnyno mikrobiota sutrikusi dėl antibiotikų, streso arba blogos mitybos, tai gali išprovokuoti depresinius simptomus. Tai netgi neturint traumus. Nebūtina kažką palaidoti kaip mano, nebūtina žiūrėti, kas atsitinka. Jeigu yra didžiulis nusigydymas, žarnynas vis dėlto neturėdamas iš ko gamintis mums tos nuotaikos, jisai tuos smegenis šauna kaip badą ir mes esam visiškai nusilpę. Kodėl dabar taip yra? Žinome, kad kokia maiste yra tų maistinių medžiagų, tai daržovės, vaisiai, uogos, žuvytė, tas, kas yra žalia, kas mūsų organizmo yra pripažinta. Galiu dabar pasakyti, kodėl maistinių medžiagų sumažėja, jeigu dabar yra, nes mes valgome iš parduotuvės, aišku, žinom, kad tenai tai iš vis yra tik vaizdą matom. Tai va, yra selekcinis veisimas, tai yra pirmenybė teikiama derliui ir išvaizdai, bet ne maistinėm medžiagom. Mūsų yra daug žmonių, reikia visus pamaitinti, ir tuos pomidorus kepa pampersuose, mes iš tikrųjų negaunam nunokintų jų. Dirvožemio išsekimas, tai jau dabar yra padaryti tyrimai, kad 37% yra mažiau geležies dirvožemį negu buvo prieš tai. Nes trešimas, laistymas, greitas pakeitimas neduoda žemėje atsigauti. Žodžiu, mes, kad ir valgytume tą maistą, kokį jau mes matom kaip sveika, jisai jau 50% yra mažiau maistinių medžiagų negu prieš 10 metų. Tai gal kokiam trąšom, natūraliom. Tai, bet čia, suprantate, jau yra net netrąšom, čia yra dirvožemio, daro tuos tyrimus, jame nėra pačioje žemėje, jinai yra išsekinta, jinai jos nelaukia atsigavimo. Kada išeina tas pomidoras, išeina tas agurkas, išeina tas grūdas, bet jisai išeina tik tais mes matom vaizdą ir valgome realiai, jisai yra per 50%. Apie parduotuvinį naminis, tai naminis irgi tas pats. Nu ne. Tai aišku, pas močiutę už tvoros. Taip, ne, aš laukiu pomidorų. Tai mes irgi valgom, bet žinau, kaip yra, kaip pasakyti, aišku, trąšos, CO2 tas visas, lėktuvai virš galvų skraido. Ne tai, kad mes jau nebegauname, dar reikia ir tas toksinės medžiagas susitvarkyti po to viso, nes iš tikrųjų užterštumas yra begalinis. Iš dangaus, iš visų. Tai va, tai, ir praskaidimo efektai. Tai žodžiu, jau suprantam, kad reikia maisto gero, bet tame maiste jau 50% nėra to, ką mes turim. Tai arba mes turim didinti dar dvigubai tą, ką mes įsivaizduojam, kad reikia suvalgyti, kur mes gausim tik kalorijų kalną ir galbūt mes išvaikščiosim jį, nes kalorijos, tai žinot, reikalingos yra energija, tai mes turim vaikščioti, judėti, sportuoti kažkur, tai ką prisivalgysim, užmigsim, tai tu pilvai užaugs ir viskas. Bet žinome tai, kad pamaitinus tą ląstelę energija sugrįžta. Ar mažą atsimušį? Tai dabar pasakysiu, kas ląsteliai duoda energijos. Tai ląstelė energiją duoda gerieji riebalai. Gerieji riebalai, tai aš dar papasakosiu, kadangi esat tokio amžiaus, kada iš tikrųjų suprasit, kaip valgydavom tuos grūdus, kur miltai apkarsdavo greitai. Tais laikais nebuvo jie nušlifuoti, ne? Tai būdavo apkarsta greitai miltai, makaronuose tokių kirmilių prisiveisia. Tai va, tai tuo metu, kai buvo dar tokio lygio grūdas, tai mes tos energijos turėjom. Bet šiandien dienai, kadangi jau yra parduotuvės pilnos ir laikosi miltai metus ir makaronai ne kelis metus, tai žinom, kad jie yra nušlifuoti dėl to, kad baltas miltas yra priimtinesnis pyragams, kad gražesni tortai išeina,
kad ilgiau išsilaikytų lentynose maistas, mes valgom, bet jau to riebalo gerojo nėra, nes jisai apkartimą duodavo. Būtent tas gerasis riebalas. O jisai labiausiai maitina mūsų tą ląstelę ir jai energijos duoda. Tai žinokit, reikia gerų riebalų, tų, kur tą grūdą nušliufavo, tai mums reikia to, ką išmetė. Labiausiai, nes jisai va suteikia to. Ir jau buvo po pirmo pasaulinio karo, jau buvo pastebėta Amerikoje, kada pradėjau kreiptis į vieną medicinos tokią įstaigą labai turtingi žmonės. Ir jie su tokiu, sako, mums yra chroniškas nuovargis. Ir tada gydytojai, kadangi jau turtingi žmonės kreipėsi, pradėjau tirti, kodėl. Pasirodo, kad tie balti miltai išėjo į rinką pirmiausia tai turtingai visai rasiai žmonių ir tie dažniausiai ir pradėjau pajausti ir tai tyriai. O visi tie valstiečiai, kuomet jie nevalgytų baltų miltų, nes nebuvo neįperkama, jie visai dar gerai jautėsi. Ir jie suprato, tada jau po to pirmo pasaulinio karo jie pamatė, kad būtent tie gerieji riebalai nušlifuoti ir davė tą energiją tam valstiečiai, bet nedavė energijos tam turtingam žmogui. Ir atsirado mokslininkų komanda, kuri tuos nudroštus riebalus patalpino į kapsules. Ir tiesiog ieškojo, kaip pateikti žmonėms kaip alternatyvą, kad jie galėtų tą maistą aplaistyti tais riebalais, nes iš tikrųjų tos energijos ir toliau neturės. Nei gyventi, nei sveikti, nei valytis organizmas nebeturi energijos, nei susirgus kovoti už tą. Tai va, tai yra sukurta tų maisto papildų, tie, kurie yra būtent patalpinti kaip maistinės medžiagos į tabletas, kapsulės. Ir jos yra būtent tada, kad aš ir gavau jas, kai man reikėjo atsistoti. Nes maisto tiek nesuvalgysi daug, o reikėjo iš tikrųjų įvairovės, reikia ne tik morka, yra ir uogos įvairios, kurios kraujotaką tvarko. Žinau, kad likopenas tai reikalingas ir visiems hormonam, ir ypatingai vyram, kai susirga vėžiais, tai bėga to ieškoti, kas turi likopeno ir bruknių visokių, gaudo. Vis tiek žinom, kad sveikatos duoda ir daržovės, ir vaisiai, ir uogos. Tai va, tai yra viena kompanija, kuri kuria būtent papildų formą, koncentruotas maistinės tik medžiagas. Mes maistą gaunam, bet būtent surinkimas yra būtent tų veikliųjų medžiagų, kad kūnas gautų kaip pilnavertį maistą. Tai va, tai aš tuo save atsistačiau, energijos įgavau, žodžiu, vaikas pasveiko, nereikėjo jokių daugiau vaistų. Ir na va taip, ir iš tikrųjų alternatyvos yra ir turim kuo savo padėti. Reikia įsiaiškinti priežastį, kas mums sukėlė tokius dalykus, sveikatinti save iš giliau, kai sakau vaistas, tai jisai tik tais pleistras ant žaizdos, o jeigu neberandant, kas tą sukelia, tai šlapios to žaizdos, amžinai kol tą pleistrą tik eisim. Niekada nebus jokio gydymo tais vaistais, nes jie yra tik tais liga, kaip pasakyti, kažkaip prilaikyti galbūt, bet kad visai žmogui nekiltų tie uždegimai, pavyzdžiui, ar ne kaip cukrus, kaip balti miltai, kokią žalą daro tam pačiam žarnynui, ar ne, ir to cukrus yra visur, ir kečupai, ir ko tik nepaimsi. Duona irgi žiūriu, kad 11 gramų 100 metų cukraus prikrauta, kam jau tiek reikia, aš neįsivaizduoju. Kad skanesnį, kad valgytų. Žinot kam, kad žmogų prie to maisto prilenktų. Taip. Kad čia yra didžiausias narkotikas yra cukrus. Ir kuo daugiau tu jau duosi, tuo labiau žmogus jau vėl bėgs, nes energija užkėlė, nukrito, vėl tu bėgi to pačio. Tau reikia atlikti darbą, tau reikia atsistoti, padaryti ir tu kitaip negausi kaip tos energijos bent momentiškai arba tiek, kiek išmanai. Bet realiai energiją duoda tai gerieji riebalai. Kokybiška omega, kurios mes vaistinį negaunam. Viskas sintetiniu pagrindu yra sukurta, nes brangu yra. Natūralūs produktai yra labai brangus ir jų neįpirksi tose vaistinėse. Todėl yra tam tikra tokia kompanija, kuri duoda tiesiai iš gamintojų mums pirkti. Ne per jokius ten tarpininkus kažkokius, kur užsikelia kiekvieną savo procentą, bet tiesiai prie gamintojų, tada jisai kuria tą produkciją, kurią galiu gauti tą gerą omega, galiu gauti ir tuos geruosius riebalus, kurie reikalingi lipidai, steroliai, kur tam grūde yra nušlifuota, galiu gauti visus antioksidantus, gerąsias žarnyno bakterijas. Ir visą tai atsistačius organizmas visai kitaip kvėpuoja, tu gali ilgiau išgyventi. Sveikas, ne ant patalo. Kai aš sakau, visi einam link tų kapų, bet vieni greičiau, kiti lėčiau. Vieni ant patalo išgulė iki 80 metų, kiti savom kojom eina į karstą. Tai kaip jau pasirinkimas yra, bet aš tik noriu supažindinti, kad yra būdų. Yra būdų ir šita kompanija dar, kuri kuria, tai jinai kuria spektru plačiu labai. Todėl, kad vienas kitą jie papildydami duoda tą vektorinį tokį, grinai veikimui. Ir tie visi vitaminai, jie virsta organizme vitaminais.
mes jų negeriam nei A, nei B, tai tokių kaip būtų, kad sintetinių pagrindų, kaip kad iš vaistinės gautume. O čia vat, valgom tuos riebalus ir organizmas jau jisai iš vidaus pasiema tai, ko jam reikia, vitaminų. Ir būtent ta pagalba, kada organizmas atpažįsta jį ir vat, jisai yra toksai, kuris tau duoda tos sveikatos. Tai vat, rezultatas yra ta sveikatos viršūnė, tai ką pajunta žmonės, kai pasiekia tą balansą sveikatos, minties, tai ramybė, energija, atsparumą ligoms ir toks vyksta nuolatinis geros savijautos augimas. Ir kelias į sveikatą tai ne liftas, tai yra laiptai. Žingsnis po žingsnio, gali savo padėti ir kiekvienas jūsų žingsnis šiandien lemia tai, kaip jausitės rytoj. Tai mano paskaita yra tokia,